Dabar toks klausimas buvo, dėl ko tos dirbtos gimdos yra sukurtos. Tai todėl, kad moteris, jinai būtent gimdymo metu ir besilaukdama, jinai save labai išnešioja, labai savo organizmą susendina vienas dalykas. Jinai praranda daug resursų, daug jėgų. Jinai nėra tokia energetiškai resursinė, taip, vyrui tai to nereikia daryti, taip, pas jį to nėra. Jisai gali pastoviai rūpintis savo sveikata, jisai yra stiprus, jisai gana ilgai išlieka. Ir jeigu jisai normaliai sąmoningas, jeigu jisai vystosi, jeigu jisai prisižiūri savo kūną, jisai gali savo sveikatą turėti labai gerai iki pat senyvo amžiaus. Tuo tarpu moteris gimdydama ir besilaukdama vaikelio, jinai savo resursus labai išsekina. Jinai sunešioja savo organizmą ir visumoje jinai pasikeičia, jinai tampa visiškai kitokia, kai išsinešioja, ta prasme, susendina, galima sakyti, ta DNK, jinai greičiau susensta. Ir todėl buvo sukurtos, tai yra aukštesnių civilizacijų projektas ir tie žmonės, kurie vysto šitą projektą, tai yra vedami, aukštesnių civilizacijų. Aišku, tai yra fantomai, bet tie fantomai, jie turi savo užduotis, jie vysto šios projektus. Taigi, tai yra projektas tam, kad moters organizmas nebūtų išnešiotas, moters organizmas nebūtų sudarkytas, ir kad jinai galėtų išlaikyti savo resursinę energiją iki pat, kaip ir vyras, iki pat to senyvo amžiaus. Taigi, žmogaus metai, jie prasitęs iki 150, 160, laikas yra sugreitėjęs, turbūt patys tai matote, ir patirtis ateina daug greičiau, ir viskas vystosi daug greičiau, daug didesnių tempų. Ir tam, kad ir todėl prasitęsia tie gyvenimo metai. Dabar jūs pastebite, kad anksčiau mūsų dėdukų, mūsų mamų amžius, paimkite, kad ir paprasčiausiai mūsų tėvus, kaip jie atrodė tokiu pačiu metu ir kaip jūs atrodote tokiu pačiu metu, pavyzdžiui, 50. Tai yra didžiulis skirtumas. Ir tai ir vyksta su tuo tikslu, kad žmogaus amžius jisai kis, jo tas gyvybingumo tas amžius, bet visumai tai jisai gyvens virš 100 metų ir jisai turės galimybę prikaupti didesnės tos patirties. Ir tas energetinis tas lygis žmogaus jisai irgi bus talpesnis, daugiau jisai turės energijos, daugiau turės ir tas susisiekimas su tuo aukščiausiu aš, tas kanalas veiks pas daugumą, pas visus sąmoningus. Tai pratęsimas gyvenimo metų bus ir tas patirtis, kurios mes einame, irgi turės tos per greitą laiką, mes praeisim labai daug tų patirčių ir jos yra neįkainuojamas. Taigi viskas yra atsiliepia į tai ir moters organizmas, jisai bus neišnešiotas. Jisai lygiai taip pat, jisai galės išbūti iki pat senyvo amžiaus. Tai va tokie procesai vyksta ir tai taip ir vyks, taip ir toliau. Ir dar kažkas, tai aš mačiau ten komentavo, kad labai priešinasi tiems procesams, bet tai yra jau nulemta ir tai jau civilizacijų sukurtas projektas ir tam, kad palengvinti moters dalią. Tai viskas vyksta pagal planą, tai turėkite tai omenyje.